Sveiki visi atvykę į Satsangą, buvote laukiami. Šanti, šanti, šanti. Jūs esate negimęs, nes iš tiesų jūs atsiradote iš proto. Kai jūsų nėra, suvokite save kaip nerealų, tada veikia Dievas, tada viską atlieka Dievas ir tada viską tvarko Dievas. O tam, jog suvokti save kaip nerealų, suvokti, jog jūsų iš tiesų nėra, reikalinga inquiry praktika, dėmesio fokusacija į save. Jūsų nėra, tada veikia Dievas. Jūsų nėra, tada Dievas viską atlieka. Jūsų nėra, tada Dievas viską tvarko. Ir ši būsena gali pasiekta būti inquiry praktika. Iš tiesų individuali nepriklausoma autonominė asmenybė nėra reali, yra išgalvota. Ji nėra reali. Mintys yra tiesiog mintys. Ir griebtis už minčių nereikia. Reikia mokėti suvokti, jog mintis yra tiesiog mintis ir leisti joms laisvai tekėti. Kažkokį momentą fokusuojant dėmesį į save, jūs suvoksite, jog mintis nėra realios. Tai yra būsena manų laja. Tai jeigu mintis nėra realios, proto turinys, tai ko gero nėra realus ir pats protas, taip vadinamas šaltinis. Tiesiog jeigu nėra realus kūnas, visos mintis kyla iš jūsų pačių, tai argi tada yra realus protas?
Kada nėra realios mintis, reiškia, jūs atsitapatinote nuo minčių. O jeigu atsitapatinote nuo minčių, reiškia, nugalėjote protą. Suvaldėte protą. Iš tiesų nėra realus nei kūnas, nei mintis. Kažkokią mintį jūs daug galvojate, sukate ten istorijas ir kai jūs nuo tos minties atsitapatinate, dingsta ir ta mintis ir visos tos istorijos. Mintis tampa būti suvokiama kaip nereali. Kartu su kitomis mintimis. O tai, ką galvojate apie tą mintį, prapuola. Jūs nesate forma, jūs nesate vardas ir jūs nesate kūnas. Jūs esate sąmonė, kuri yra už jų. Kūno, formos ir vardo. Ta sąmonė. Visos mintis, kokios jos bebūtų, kyla iš jūsų pačių. Ir visi jausmai, kokie jie bebūtų, kyla iš jūsų pačių. Tai reikia žinoti prieš pradedant atlikinėti dvasinę inquiry praktiką. Taip jau yra priimta. Jeigu jūsų nėra, kažkas turi viską atlikti. O tai yra Dievas.
Tai jeigu jūsų nėra, viską atlieka Dievas. Kada jūs esate už pasaulio kaip sąmonė, jūs esate už žodžių, įsireiškimų, dogmų, koncepcijų, sampratų. Tuo metu visa tai jūsų neliečia. O pasaulis iš tiesų nėra netgi realus. Tai yra suvokiama, kada yra suvokiamas subjekto nerealumas jūsų pačių, kadangi objektas yra su subjektu viena ir jūs kaip subjektas sąveikaujate su objektu. Tai dingus subjektui palaipsniui dingsta ir objektas. Tada jūs ir patenkate į tą būseną. Pasaulis, kadangi nėra realus, tai nėra reali mirtis, nėra reali pabaiga, nėra realus laikas. Pasaulis taip pat gali būti laikytinas kaip nerealiu, todėl remiantis prašvitusiais mokytojais, jog jis nėra sukurtas. Jeigu jis nėra sukurtas, jis neturi priežasties ir neturi pasekmės. Tai todėl jis gali būti laikytinas kaip nerealus. Taip pat yra pasaulio energetika ir mokslininkai jau patvirtino pasaulio energetinės čakras. Tai tiesiog jeigu jūs žiūrite į pasaulį besisukantį, yra jo čakros ir tos čakros kiaurai per pasaulį funkcionuoja. Taigi argi yra realus toks pasaulis? Jis nėra realus ir šios energetinės pasaulio čakros yra jau patvirtintos mokslininkų. Ir kadangi jis dar ir sukasi, tai tiesiog galite tokį suvokimą gauti, jog jis yra tiesiog energija. O jeigu yra energija, argi jis yra realus? Tiesiog įsivaizduokite višiuką
pečiuje viščiukas pamautas tarp iešmų ir sukasi. Tai yra tiesiog energija, kol jis sukasi, o mūsų pasaulis sukasi. Tai argi jis nėra, argi jis yra realus? Yra dar toks aspektas pasaulio dangaus sferos. Tai tos sferos sukasi ir jums atskleidžia, jog sukasi ir pasaulis ir kartoja sukimosi taktus. Jeigu jis kartoja sukimosi taktus, jūs sukatės kartu su juo. Tai reiškia, iš tiesų nėra nei pasaulio, nei jūsų. Ir jums tai atskleidžia dangaus sferos virš jūsų galvos. Bet reikia įsisąmoninti pilnai tas sferas, o ne kažkokį spindulį. Tai atlikti galite pasitelkę šiuolaikinį internetą ir planetos transliaciją tiesioginę. Tiesioginę transliaciją arba 3D transliaciją tiesioginę. Ten visur yra ciklonai. Ciklonai tie ir yra laikomi tomis čakromis ir jie tarpusavy bendrauja. Tai to pasaulio kaip ir iš tiesų ir nėra. Tai tie ciklonai dengia visą pasaulį. Ir jeigu jūs įsisąmonate visus tos ciklonus, tai pažvelgus iš pasaulio į viršų, jūs matote, ten sukasi sfera, viena atskleidžia jums, jūs nesate realus, sukasi kita sfera, atskleidžia nėra realus pasaulis ir tos sferos sukasi. Tai tos sferos sukasi ir kad jums tai reikia suvokti stebint tas sferas, jog jūs nesate realus ir pasaulis nėra realus objektas, nėra realus subjektas. Tos sferos, kitas aspektas, tarpusavyje dar bendrauja, sąveikauja. Tai čia kitas aspektas, dėl ko pasaulis, remiantis dangaus sferom, gali būti suvoktas kaip nerealus. Tai
suvokus pasaulį kaip nerealų, toliau yra suvokiami kosminiai kūnai kaip nerealūs. Ir jūs stebite tas sferas tų kūnų ir tos sferos besisukančios gali jums atskleisti tai, jog tie kūnai nėra realūs. Taip pat tie visi kūnai kosminiai turi čakras, tai tiesiog per tas čakras tie kosminiai kūnai kvėpuoja iš vienos pusės į kitą, iš kitos pusės į kitą, iš vienos pusės į kitą pusę. Ir argi tada jie gali būti laikytini realiais. Kitas aspektas, kodėl tie kūnai gali būti nerealūs, tai energetinės tūbos. Turbūt esate matę ant planetos tokia kaip energetinė tūba. Tai tos tūbos eina kiaurai planetos daleles. Ir tas pats yra ir kosmose, per tas tūbas kosminių kūnų daleles kiaurai eina tos energija tūbų. Tai čia kitas aspektas. Tos energetinės tūbos iš vienos pusės energija eina į kitą tūbos pusę ir eina kiaurai per daleles. Tai čia dėl to tie kūnai gali būti laikytini kaip nerealūs. Yra pasakyta ne kartą, prašvytusių mokytojų nėra nieko, yra sąmonė ir jūs esate ta sąmonė. Tai remiantis jais reikia suvokti viską kaip nerealų, kaip nerealybę, kaip nerealų dalyką. Ir tada jūs ir būsite sąmonė. Taip mokina prašvytę mokytojai. Kai jūs klausėte savo protą apie kosminių kūnų nerealumą, tai protas jums atskleidžia realybę. Ar apie savo pasaulį, kuriame jūs esate. Jūsų protas jums atsako teisybę, jeigu klausimai yra apie realybę ir nerealumą. Tiesiog jeigu jūs suvokėte jau visų kosminių kūnų nerealumą, tai tada galėsite pasakyti tokią frazę, jog jūs esate už visų kosminių kūnų kaip sąmonė.
Po to galėsite pasakyti tokią frazę: jūs esate už kosminių kūnų, savo pasaulio ar savęs pačio kaip sąmonė. Tai kadangi kosminiai kūnai taip pat turi čakras, turi tas tubas, tai yra ne viena priežastis, kodėl jie gali būti laikytini kaip nerealūs. Ir dėl apie tas priežastis, tai iš tiesų, jeigu viskas apskritai nėra sukurta, visi kosminiai kūnai, tai reiškia, jie neturi pasekmės ir neturi priežasties. Tai argi gali būti laikytini realiais tokie kūnai. Jūs esate už kosminių kūnų kaip sąmonė. Jūs esate už kosminių kūnų, savo pasaulio ir savęs pačio kaip sąmonė. Iš tiesų, kosmosas nėra ribotas. Saulės nesibaigia, jų yra begalinis iš tiesų skaičius. Planetos nesibaigia, jų yra begalinis iš tiesų skaičius nesibaigiantis. Mėnuliai nesibaigia, jų yra skaičius begalinis nesibaigiantis. Visatos nesibaigia, jų yra begalybė, kuri nesibaigia. Galaktikos nesibaigia, jų yra begalybė. Ir jos nesibaigia. Taip, kad kosmosas nėra ribotas ir jūs esate už jo kaip sąmonė. Mokslininkų jau yra ištirta ir tai, jog nėra reali erdvė. Dėl to, jog vibruoja jos spalvos. Taip pasisako ir prašvytę mokytojai, taip mokina, jog erdvė nėra reali,
Eteris nėra realus, efyras nėra realus. Ir čia, kur mes esame, mes esame už erdvės kaip sąmonė, mes esame už eterio kaip sąmonė ir mes esame už efyro kaip sąmonė. Mes esame absoliučiai už visų kosminių kūnų, savo pasaulio ir mūsų pačių kaip sąmonė. Taip pat yra įrodyta ir moksliškai sielų ryšys. Tai įrodyta tokiu principu, jog vienam vaikinui parodė mokslininkai jo merginos fotografiją, tuo metu matavo temperatūrą ir pasikeitė temperatūrą. Tai tokiu paprastu bandymu įrodyta. O jeigu sielų ryšys yra, tai reiškia, jog jūsų siela nėra atskirta nuo begalinio skaičiaus sielų. Tokio skaičiaus, kuris nesibaigia. Juk kosmosas yra begalinis. Ir tas sielų ryšys yra įrodytas moksliškai.
kaip yra įrodytas moksliškai planetų nerealumas, mėnulių, visatų, galaktikų, žvaigždynų, pasaulio. Tai tokiu principu, jog jie sukasi, vibruoja, pulsuoja, nėra sukurti, neturi reiškės priežasties, pasekmės ir dėl to ir nėra realūs. Tai čia moksliškai įrodyta, tai jog sukasi, vibruoja ir pulsuoja, dėl to nėra realūs. Jūs esate už kosminių kūnų kaip sąmonė. Ir jūs esate ta sąmonė. Juk iš tiesų pasitelkus kvantinę fiziką mes žinome, jog judantis objektas yra energija. Tai argi tie visi kosminiai kūnai nesisuka, argi mūsų planeta nesisuka? Viskas sukasi ir dėl to gali būti svarstytinas jų realumas. Tiesiog, kol mes esame ant planetos paviršiaus, mus klaidina pati planeta. O kai atgręžiame dėmesį į dangų, mes matome, jog mes su planeta sukamės ratu ir kartojam sukimosi taktus. Tada susivokiame iš tiesų, jog ir mes patys nesame realūs, ir planeta nėra reali. Tai tos sferos yra visuose kosminiuose kūnuose ir kur jūs be papultumėte, visur pastebėsite tą patį. Kokią planetą be papultumėte.
Sukasi netgi ir Saulė. Tai yra ištirta moksliškai. Saulė yra besisukantis kosminis kūnas, turintis taip pat ir laukus. Ir tie laukai, jeigu jūs būtumėte Saulėje, būtų taip pat matomi. Jums iš Saulės paviršiaus. O saulių iš tiesų yra begalybė. Nėra čia taip, kad yra viena saulė, tų saulių yra begalybė ir tos saulės iš tiesų nesibaigia. Yra netgi moksliniai jau fotografijos mokslinės kitų saulių paskleistos. Atseit jos kitos spalvos ir ten yra kitos saulės. Tos fotografijos yra paskleistos. Tai žinant, jog kosmosas yra begalinis, pažiūrėję į tas saulės tą fotografiją, atseit naujas, į savo saulę, jūs jau suvokiate, jog tos saulės iš tiesų ir nesibaigia. Ir yra jų begalybė iš tiesų. Tai yra ir tokia prašvitimo būsena, turija, tai kai jūs esate už visų absoliučiai saulių, savo pasaulio ir savęs pačio kaip sąmonė. Arba turija, tai esate absoliučiai už visų saulių kaip sąmonė. Jūs ir galaktikos yra viena kaip sąmonė, jūs ir žvaigždynai yra viena kaip sąmonė, jūs ir visatos yra viena kaip sąmonė. Jūs ir mėnuliai yra viena kaip sąmonė. Kaip mopedo veidrodėlyje atsispindi dangaus kūnai, taip jūs kiekvienas atsispindite kitų tolimų pasaulių gyventojuose
kaip sąmonė. Kaip vikšrinio traktoriaus veidrodėlyje atsispindi dangaus kūnai, taip jūs kiekvienas atsispindite vienas kitame. Kūnas nėra realus, protas nėra realus, jūs esate už kūno, už proto, už pasaulio kaip sąmonė. Ačiū, jog buvote šiame trumpame satsange, linkiu jums ramybės, šanti, 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 linkiu jums ramybės, iki.